Sveiki, gerbiamieji. Taigi vakar buvo suplanuota tiesioginė laida IT kursai, bet programinė įranga buvo neparuošta, todėl, kaip sakoma, užpuolė mus teroristai, neleido transliuoti. Tai žodžiu, šiandien darau įrašą tiesioginiai transliacijai, kad būtų normaliai transliuojama, reikalinga 200 eurų investicija, kurios šiai dienai negaliu leisti, nes, kaip žinote, šiai dienai esu Baltarusijoje ir pinigų švaistyti per daug negaliu. Tai va, pagrindiniai mūsų kursai. Kaip kurti svetainę, nemokamai susikurti, kad būtų gera svetainė, būtų geras SEO ir, žodžiu, kuo mažiau išleisti pinigų reklamai ir kitiems dalykams. Kaip žinote, šiais laikais yra labai daug žmonių, tokių, kurie tik pabaigė kursus, ar gal netgi nebaigė kursų, jau deda skelbimus, kad darom internetinės svetainės, žodžiu, pinigus nulupa normalius, o svetainės mes neturime geros. Aš esu daug taip nudegęs. Todėl manau, kad galime patys pradėti kurtis, tai patys tai daryti, nes labai lengva viską daryti. Ir nusprendžiau tom tikslu pasidalinti su visais žmonėm, kam yra įdomu susikurti svetainę nemokamai, kaip reklamuotis, kaip viską daryti. Todėl šis kursas bus ne vienas, bus jų daugiau, nes kadangi čia kalbėti reikia visą dieną, gal ilgiau, todėl tegul būna tai pirmoji pamoka. Kodėl tai darau nemokamai? Na, visų pirma, aš tikiuosi, kad žmogus, kuris pasinaudojęs mano patarimais, galbūt susikūręs savo svetainę, į savo svetainę patalpins ir mano svetainės, vieną iš dviejų, alfareklama.ch arba lttauta.eu. Aš tas svetainės užrašysiu. Žodžiu, tegul įrašo kur nors, kad jų partneris ar ten draugas ar kažkaip, patys sugalvokit, kaip įrašyti ir vieną iš dviejų svetainių patalpinkit pas save svetainėje. Galit netgi abidvi, jeigu jums tai nesukelia sunkumų nesudaro ar dar kokius tai, diskomforto nesukelia. Taip pat, aišku, tikiuosi, gal kas nors, kada nors prasisuks gerai su tuo ir gal man pagelbės gyvenime ką nors. Tai, žodžiu, todėl aš tai dalinuosi nemokamai. Iš tikrųjų, aš esu daug visokiausių internetinių kursų lankęs, turiu kelis sertifikatus, bet taip didžioji dalis esu savamokslis. Todėl, jeigu aš ko nors moksliškai nepaaiškinsiu, jūs nenusigaskite. Todėl, kad aš gal ne visus terminus moksliškai paaiškinsiu. Ir šiaip, žodžiu, nusprendžiau pasidalinti savo žiniomis su žmonėmis nemokamai, nes kadangi dabar šiame pasaulyje viskas remiasi tik į pinigus ir žiauriai didelius pinigus, todėl aš tą viską darysiu nemokamai. Tai va. Tai pradėkim apie pozityvų žmogų. Kas yra pozityvus žmogus? Pozityvus žmogus yra tas, kurį pasiuntė, o jis grįžo pailsėjęs ir su naujom idėjom. Tai va, todėl pradėkim pozityviai šiandienos kursą. O kad pradėti apkrauti kompiuterį visokiais tai internetiniais fintais, gudrumais ar dar kažkom tai programomis, va taip, sakykime, internetinėms programoms apkrauti kompiuterį. Visų pirma, gal pradėkim mokintis išvalyti kompiuterį. O kad išvalyti kompiuterį, reikia, aišku, žinoti ir programas. Yra mokamos programos, yra ir nemokamos programos.
Tai gal pradėsim šiandien nuo nemokamų programų ir žiūrėsim po truputėlį toli neįsime. LibreOffice. Tai žodžiu, Word dokumentų kūrimas. Aš naudoju LibreOffice, nes tai yra nemokama. Taigi šiandien tiek, laukite tęsinio. Ačiū už dėmesį, iki malonaus.